Labadiena, mano mėly Patreon kanalo žiūrovai. Aš esu Vytautas Abraitis, gydytojas, medicinos mokslų daktaras. Anonsuoju kitą laidą, padiktuotą jūsų, tai yra efektyvūs papildai po teisybei. Ieškojau, ką vėl patraukti per dantį ir įrodyti žmonių kvailinimą, bet tikrai papildų yra ir efektyvių. Ir jų vertę tik tai gerokai sumažina ar tai jų gamintojų, ar tai platintojų bandymas paversti jos vaistai nuo visų lygų. Tai ir tam marketingė reikėtų jausti saiką, nes tikrai tai yra labai prastinantis požymis, bet jų yra ir efektyvių. Ir dar trumpai supažindinsiu su manipulacijomis, kaip kartais pristatoma teigiama savybė, kuri iš tikrųjų yra visai nesusijusi su tuo vaistu. Tai va dabar kaip mūsų bendruomenę pavadinti. Jau mūsų yra 640. Labai džiugiai galiu pasigirti. Aš suprantu, kad mes esam tokie, pavargę nuo tos konvejerinės tokios galbūt medicinos, nuo tos marketinginės medicinos, nuo matymo, ne ten žmogų, ten Angelę Steponavičienę, bet kažkokį talką kodą parašytą ant kaktos, bet mes nepasiduodam. Mes ieškome išeičių ir labai malonu turėti tokį didžiulį ratą bendraminčių. 640. Tikrai nesitikėjau, kad per tokį trumpą laiką tiek daug prisidaugins. Kaip mūsų pavadinti? Ar ta lingvistinė linija tokia, kur gėjai, ten homoseksualai, homofobai, tai būtų papildofagai, papildofilai, papildofobai, mes būtumėm taip. Ar ten ta linija, kur vakseriai, antivakseriai, tai būtų papilderastai ar papildarastai ir antipapilderastai. Ką jūs pasirinksite? Ačiū, iki pasimatymo Patreone.